Labas visiems. Manifestacija. Tai pasirodo yra viena iš jau ilgą laiką mano tyrinėjimų temų. Sakau pasirodo, nes tyrinėjimai prasidėjo visiškai nesąmoningai, nespecialiai kitaip tariant. Bet matant kur ir apie ką esu šiandien, tai dabar jau suvokiu, kodėl šitą visą mechanizmą reikėjo išsiaiškinti, ištyrinėti. Ištyrinėti iš praktinės pusės. Tuoj pasistengsiu papasakoti apie tai kuo paprasčiau, nes pati kiek anksčiau esu girdėjus, tai dažniausiai man kažkaip nesuprantamai tekdavo girdėti. Būdavo sudėtinga, nes pagrinde girdėdavau tik, kad viskas yra vibracija, viskas yra energija, rašyk, vizualizuok, tą aną daryk ir viskas. O ką reiškia ta energija, kas ta energija, kaip čia viskas veikia, toks gaudavosi apie viską tik pračiuožimas paviršium. Kas yra ir kas nėra manifestacija, šiek tiek pasakoju ankstesniam įraše. Šiandien pratęsiu nuo tos vietos, kai tarkim rašom savo norus, kas vyksta, kodėl negaunam. Tai kai užsirašau norą ir užsirašau datą, norą turiu gauti iki tada ir tada, tiksli data, ir dėja iki to laiko taip ir nepavyko išsimanifestuoti to noro, arba nepavyko visiškai niekada. Nes laikas yra iliuzija. Išsipildo arba gaunam tik tada, kai susilygiuojam energetiškai su tuo noru. Kai mūsų vibracija atitinka mūsų noro vibraciją. Kuo mažiau blokų, kuo daugiau pasitikėjimo, tikėjimo ir ramybės, tuo greičiau ir gaunam, ko norim. Ne iliuziniam laike esmė. Tuoj papasakosiu žemiškiau. Bet dar kitas svarbus momentas yra, galit pasitikrinti, kai tarkim galvojat apie tai, ko norit. Pavyzdžiui, gyvenat nuomojamam bute ir norit savo nuosavo namo. Kaip jaučiatės, kai galvojat apie savo svajonių namą? Ramu? Normalu? Ar pradeda pilti prakaitas, kažkur kūne raižo, širdis permušinėja, kitus būna pykint pradeda, kūne atsiranda kažkoks diskomforto jausmas. Tai yra rodiklis, kad šitas norimas nuosavas namas yra uždėtas ant pjedestalo. Tai reiškia, kad norimą troškimą žmogus išdidino, o save sumažino. Gavosi tarpas, plyšys tarp žmogaus ir jo noro. Tai reiškia, netitinka vienas kito vibraciškai. Vienas aukštai, kitas žemai ir sunku, arba netgi neįmanoma vienam kitą pasiekti. Tai va, taip šitas norimas nuosavas namas tampa nepasiekiamu, arba bus nepasiekiamas tol, kol nebus susilygiavimo. Laiko limitai štai todėl neveikia ir todėl šioje vietoje laikas yra iliuzija. Jeigu ilgai arba visai neina žmogui gauti tai, ko jis nori, vadinasi, žmogus turi kažkokius neteisingus įsitikinimus, pasąmonės programas, kitaip tariant, blokus, kurie neleidžia susilygiuoti. Turi kažką, kas jį laiko, atitolina nuo jo noro. Turi savyje kažką, ko dėka nesąmoningai savo norą išdidina, o save sumažina. Kitas niuansas, kuris atitolina manifestaciją, yra man reikia, aš noriu, man reikia, aš noriu. Įsikibimas. Tai yra forsavimas. Man reikia, aš noriu, tai kada, ar jau, tai ar pagaliau, ar jau dabar, kada. Yra indikatorius, kad neturiu. Pasąmoniai tai reiškia, man trūksta, gyvenu trūkume. Ir tas pats su viskuo, nesvarbu ar tai naujas darbas, ar aukštesnės pareigos, tam tikra pinigų suma ar santykiai. Kiek gali tikėti, kad tai gali būti tavo? Kiek užtikrintas jautiesi, kad tai jau yra tavo? Galima labai paprastai prasitestuoti, tarkim, su pinigų suma. Kaip jaučiatės? Ką jaučiat kūne, kai galvojat apie 300 eurų? Kaip jaučiatės, kai galvojat apie 3000 eurų? O kaip apie 8000? O apie 35 000 eurų. Netiesiog praleidžiant pro ausis, kai tarkim dabar kalbu, bet išjaučiant kūnų, ką sako kūnas, kokius signalus siunčia. Kitas pavyzdys, kaip veikia pasąmonės programos. Būna taip, kad žmogus pasvajoja apie nuosavą namą, dirba, kad jį įsigytų, taupo pinigus ir, tarkim, kažkur visiškai neplanuotai, visiškai netikėtai atsiranda kažkokios išlaidos. Ir taip tenka, galima sakyti, nusinulinti savo sutaupytus pinigus. Atsitinka kažkas, ko dėka nepavyksta įsigyti tai, ko žmogus nori.
Ir tokios situacijos kartais būna pasikartojančios, netgi nuolatinės. Gal esat girdėję tokį pasakymą, tik susiruošiau taupyti, tai žiūrėk, kojinė suplyšo, tai cukrus pasibaigė. O pagrindiniai klausimai, kurie dažniausiai kyla, yra kodėl ir vėl, kodėl man, už ką, nesuprantu, kas vyksta, kodėl tai kartojasi. Tai va todėl, kad kažkur yra blokai. Tai va todėl, kad taip veikia mūsų pasąmonė. Tikrai yra žmonių, kuriems viskas paprasta, bet yra ir tokių, kuriems nėra paprasta. Netgi kai kuriems labai sudėtinga. Tai būtent tiems ir dėl jų aš dabar kalbu. Tiems, kurie patys nelabai suvokia, kodėl daug dalykų kažkaip stebuklingai nesusidėlioja, kaip atrodo turėtų susidėlioti, nors į tai ir deda nemažai pastangų. Tai kai žmogus yra pasimetęs ir pats net nelabai žino, kas su juo vyksta, ir juo labiau, kai tokio žmogaus nesupranta aplinkiniai, kad oi, kaip čia taip gali tau taip nuolat būti. Tai va, gali. Ypatingai tai gali būti tiems, kurių gyvenimo principas keičiasi. Ir ypatingai, kai dar tik pradžia tų pokyčių. Kai žmogus eina lauk iš samdomų darbų, kuriuos visą gyvenimą dirbo ir nori pradėti teikti kažkokias paslaugas arba nori įmaterinti savo talentus ir panašiai. Kai tokiu būdu žmogus keičia savo gyvenimą, tai kas veikia anksčiau, dabar jau tai neveikia ir neveiks. Ir tai labai normalu, nors ir labai kartais būna nepaprasta tai išgyventi ir tame netgi susigaudyti. Tie, kurie esat pasimetę ar kažkaip trankotės kaktą į sieną, užsirašykite į konsultaciją. Mane galit rasti socialiniuose tinkluose, tokiu pačiu pavadinimu kaip ir mano YouTube kanalas. Ieškosim ir viską spręsim. Ne visada vien tik strategijose, planų susidėliojimuose, veiksmų darimuose esmė. Per sesiją, žinoma, galim tai padaryti ir tai, bet noriu pabrėžti tai, kad yra dalykų ir kitokių, visai subtilių dalykų. Mes žmonės visi turim skirtingą gylį, todėl ir turim skirtingus suvokimus, kaip ir pačius gyvenimus skirtingus.